Sveiki, mėly studentai. Tiek daug kalbėjome apie kontaktinius lęšius, o šiandien laikas pakalbėti apie jų priežiūros priemonės. Koks turėtų būti idealus kontaktinių lęšių priežiūros tirpalas? Tai pirmiausia, geras dezinfekcinis aktyvumas, ypač prieš amebas ir grybelius, net ir tais atvejais, kai pacientai naudoja tą tirpalą pakartotinai. Turėtų puikiai nuvalyti kontaktinių lęšių apnašas. Tirpalas turėtų būti stabilus, kad galėtume ten laikyti lęšius, kad jis nesikeistų, jame nepriaugtų bakterijų. Taip pat tirpalas turėtų gerai sudrėkinti lęšį, nes tas pagerina komfortą nešiojant kontaktinius lęšius. Taip pat labai svarbu, kad mažai toksiškai veiktų akies paviršių, nes jeigu bus geras dezinfektantas, bet grauš ir akies paviršių, tai nieko gero iš tokio priežiūros tirpalo. Taip pat turi būti tirpalas suderinamas su kontaktinių lęšių medžiaga, apie tai kalbėsim vėliau, nes kai kurie kontaktinių lęšių priežiūros tirpalai netinka kai kuriems silikoniniams lęšiams. Taip pat jis turėtų būti suderinamas su konteineriu, kuriuose laikome kontaktinius lęšius plastiku, kad tirpalą būtų paprasta naudoti. Ir svarbiausia žinoti, kad ne visi multifunkciniai tirpalai yra vienodi. Prieš keliasdešimt metų kontaktinių lęšių dezinfekcijai buvo naudojamas virinimo metodas, tačiau šiais laikais virinimas jau nebenaudojamas. Tai yra labai didelė seniena ir tikiuosi, kad jūs tokių neišgirsit, nei sutiksit tokių pacientų. Šiais laikais dauguma pacientų naudoja multifunkcinius kontaktinių lęšių priežiūros. Tai reiškia, kad jie skirti ir kontaktinių lęšių nuvalymui, ir dezinfekcijai, ir praskalavimui, ir kontaktinių lęšių valymui. Prieš daugiau nei 5-6 metus buvo dideli pasauliniai protrūkiai fuzarium keratito ir akantamebinio keratito, kurie buvo susiję su netinkamu tirpalų naudojimu. Dėl to didelis dėmesys tirpalams atsirado iš naujo po šitų infekcijų protrūkio. Taip pat diskutuotinas klausimas yra, kaip kai kurie multifunkciniai tirpalai sąveikoja su silikoniniais hidrogeliniais lęšiais. Ir dar kas yra labai svarbu, kad kontaktinius lęšius, jų specifikacijas dažniausiai parenka daktarai arba optometrininkai, o priežiūros priemonės žmonės dažniausiai renkasi patys pagal savo supratimą, arba geriausiu atveju jiems patarė konsultantės ir žinoma dažnai nulemia pigiausią kainą. Bet reikia žinoti, kad multifunkciniai tirpalai skiriasi ir tirštumu, ir valymo efektyvumu, ir biosuderinamumu, drėkinimu, buferiais, lubrikantais, surfaktantais, dezinfekuojančiais komponentais ir taip toliau. Žodžiu, tirpalai yra skirtingi, dėl to turime sužinoti principus, kaip jie padaryti, kokie sudėtinės dalys kaip veikia ir taip toliau. Dabar pažiūrėkime kontaktinių lęšių užteršimo ciklą. Kai lęšis dedamas ant akies, kontaktinių lęšių nešiojimo metu, ant pačio lęšio paviršiaus susidaro taip vadinama bioplėvelė. Jis yra iš baltymų, riebalų, gleivių, ašarų, šiukšlių, makiažo liekanų, mikroorganizmų. Kai lęšį išsėmame, šitos visus dalykus norėtume nuvalyti nuo kontaktinių lęšio paviršiaus ir tada mes naudojame lęšių priežiūros priemonės, kurios turėtų užmokšti infekcijos sukėlėjus, nuvalyti apnažas, tačiau išlaikyti lęšių paviršių drėgną, kad užsidėjus ant akies vėl būtų komfortas. Taip pat turi nepakenkti lęšiui, nepakeisti jo formos ar struktūros, kad jį įsidėjus vėl žmogus gerai matytų. Čia išvardintos pagrindinės savybės, apie kurias kalbėsim: toniškumas, pH, apie buferius, chelatus, viskoziškumus, antimikrobinį aktyvumą. Pirmiausia, pradėkim nuo toniškumo. Toniškumas nurodo druskos kiekį, pavyzdžiui, natrio chlorido tirpale. Kad būtų ant akies komfortiškas pojūtis, tirpalas turi būti izotoninis kaip ašaros. Izotoninis tirpalas skaitomas 0,9%, tolerancija iki 1,1% žmogaus raginai. Platesnės ribos, kai dar toleruojamas druskos kiekis, koncentracija,
tirpale yra nuo 0,6 iki 1,5%. Kas vyksta, jeigu toniškumas yra netinkamas? Jeigu yra hipertoninis tirpalas, tai yra druskos kiekis per didelis, reiškia, vanduo iš lęšio ir ragenos yra nusiurbiamas į tirpalo pusę. Jeigu, tarkim, lęšis išmirkytas hipertoninėme druskos tirpale, tai uždėjus tokį lęšį ant ragenos, ašaros stengsis atskiesti tą hipertoninį tirpalą esantį lęšyje ir ašaros nutrauks nuo lęšio vandenį. Jeigu yra izotoninis tirpalas, jisai kontaktinio lęšio nei sutraukia, nei padeda jam paburkti. Jeigu yra hipotoninis tirpalas, per mažai druskos, tada lęšis ir ragena sugeria vandenį iš ašarų, lęšis paburksta ir gali prikibti prie ragenos. pH arba rūgštingumas šarmingumas nustatomas pagal vandenilio jonų koncentraciją ir pH 7 yra neutralus. Ta žinot iš mokyklos chemijos. Žmogaus ašarų pH yra nuo 7,0 iki 7,6, o komforto lygis yra nuo 6,6 iki 7,8. Toks turėtų būti pH kontaktinio lęšio priežiūros tirpalo. Jeigu pH yra mažesnis, o 6,6, tai yra rūgštinis tirpalas ir akies paviršių gali deginti ir graužti. Taip pat, jeigu yra šarminis tirpalas, tai pH virš 7,8, taip pat akiai gali sukelti nemalonius pojūčius. Kam reikalingi ir dedami buferiai į kontaktinių lęšių priežiūros tirpalus? Buferiai tai yra rūgšties ar šarmo druskos pridedamos į tirpalą ir jų pagalba pasiekiamas reikiamas pH, kad jisai nesikeistų atidarius butelį ar, tarkim, saugant butelį, kad ir nepradaryti. Dažniausiai buferiai lęšių priežiūros tirpaluose yra boro rūgštis, natrio boratas, natrio perboratas ir citratų buferiai. Chelatai – tai medžiagos, kurios suriša metalų jonus ir stabilizuoja tirpalą. Maisto gamyboje dažnai naudojami chelatai, karboksi rūgštys, oksalo, gintaro, hidroksi rūgštys, pieno, obuolių, vyno, citrinų, polifosforo rūgštys, amino rūgštys, peptidai, baltymai, porfirinai. Šitie chelatai, surišdami metalo jonus, padidina antioksidacinės savybės ir stabdo oksidaciją. Dažniausiai tirpaluose naudojam ETTA ir citrininė rūgštis. Viskoziškumas arba tirpalo tirštumas. Vanduo yra skystas mažo viskoziškumo, o aliejus yra tirštas didesnio viskoziškumo. Jeigu tirpalas būtų labai tirštas, jisai sunkiai nutekėtų iš akies į nosį ir tada akyje susikauptų didesni kiekiai, gali veikti toksiškai. Dažnai viskoziškumas tirpalo priklauso nuo temperatūros. Tarkim, didesnė temperatūra skystesnis, o šaltesnė tirštesnis. Taip pat kontaktinių lęšių tirpalai turi atlikti valymo funkciją apnašų nuo kontaktinių lęšių. Ir čia prisiminkim, kad tradiciniai hidrogeliniai kontaktiniai lęšiai kaupia daug baltyminių apnašų ir mažiau riebalinių apnašų. Baltyminės apnašos lengvai nuvalomos užmerkiant pasyviai kontaktinį lęšį į konteinerį su tirpalu, o silikono hidrogelio kontaktiniai lęšiai kaupia mažai baltyminių apnašų, tačiau daug riebalinių apnašų. Riebalinėms apnašoms svarbu yra trinimo ir skalavimo procesas. Tai reiškia, kad gale dienos, kai pacientas išsiima kontaktinį lęšį iš akies, turi padėti ant delno, užlašinti kelis lašus tirpalo ir patrinti švelniai piršto pagalvėlę iš vienos pusės ir kitos. Tokiu būdu, trinant po keliolika sekundžių iš abiejų paviršių, lengvai nusivalo šviežios tos dienos sukauptos apnašos ir paskui pamerkus į konteinerį su tirpalu, tos apnašos yra lengvai nuvalomos ir, žinoma, per naktį dar labiau paviršius apvalomas ir lęšis lieka švaresnis. Apnašas padeda nuvalyti surfaktantai, tai tokie kaip
kaip muilas irgi galima sakyti surfaktantas, kuris lengviau atkabina apnašas nuo lęšių paviršius. Dažniausiai multifunkcinė tirpalai įdėti taip vadinam dieniniai valikliai, tačiau gali būti ir savaitiniai valikliai. Jie yra su fermentais ir fermentai padeda nukandžioti susikaupusius baltymų galiukus nuo kontaktinio lęšio paviršiaus. Šitie fermentiniai valikliai buvo plačiai naudojami prieš 20 metų, kai kontaktiniai lęšiai buvo nešiojami metus ir daugiau. Ir dezinfekcijai buvo naudojami virinimo metodai. Tada ant lęšių likdavo daug baltyminio apnašų ir jas kartą per savaitę ar kas kelios savaitės merkdavo į vandenį su fermentinėmis tabletėmis, kad tos tabletės ištirpę nuvalytų baltyminės apnašas. Ir čia dar kartą primenu, kad reikia nepamiršti instruktuojant pacientą apie kasdieninį trynimą išėmus iš akis, nes tada pasišalina apnašos, šiukšlės, gleivės, riebalai, kosmetikos likučiai, tai palaiko drėgmę ir gerą matymą ir padidina nuvalius apnašas, padidėja antimikrobinis aktyvumas. Dabar ir pakalbėsim apie tą antimikrobinį tirpalų aktyvumą. Tai jeigu tirpalas nepakankamai gerai nuvalytų kontaktinių lęšių paviršių nuo mikrobų, tai pacientui grėstų kontaktinių lęšių užteršimas jais ir kaip komplikacija, viena iš pavojingiausių kontaktinių lęšių nešiojimo komplikacijų, mikrobinis keratitas. Atlikus tyrimų žinoma, kad 30–80% konteinerių būna užteršti mikrobais. Tai apie kokius mikrobus mes šnekam, tai apie bakterijas, dažniausios, grybeliai irgi mėgsta augti kontaktinių lęšių paviršių, taip pat virusus ir pirmuonis. Jeigu kalbame apie bakteriją, tai yra vienos ląstelės organizmai. Ląstelės membrana apgaubta ląstelės sienele, jos gyvena ir dauginasi nepriklausomai nuo šeimininko, klasifikuojamos pagal dažymą gram teigiamos, gram neigiamos. Ir bakterijos gali virsti sporomis, kad išgyventų. Bakterijas gerai veikia antibiotikai, taip pat gydymai, jeigu kalbame apie gydymą. Grybeliai pavojingesnė infekcija, bet jinai laimė yra retesnė nei bakterijos ar virusai. Tačiau grybelių sukelti keratitai arba raginos uždegimai yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi. 2005–2006 metais buvo fuzarium keratito pasaulinis protrūkis, kurį sukėlė siūlinis grybelis, randamas augaluose ir dirvožemiuose. Taip pat viena iš infekcijos rūšių yra virusai. Virusai yra mažesni nei bakterijos. Jiems dauginti reikalinga gyva žmogaus ląstelė, dauginasi labai greitai. Dažniausiai virusai akies paviršiuje yra herpes simplex, herpes zoster. Ir sekanti infekcija, kurios labiausiai bijo oftalmologai, tai yra pirmuonių sukelta arba amebos sukelta infekcija, kuri praktiškai sunkiai gydoma, kartais nepagydoma ir baigėsi akies žuvimu. Svarbu pažymėti, kad aplinkos mikroorganizmai nuolat keičiasi ir didėja jų rezistentiškumas, nes mūsų aplinkoje yra didelis antibiotikų vartojimas. Antibiotikus vartoja tiek patys pacientai peršalimo ligoms gydyti, taip pat antibiotikais šeriami gyvuliai, kad geriau augtų ir mažiau sirgtų, taip pat paukščiai. Taigi antibiotikų naudojimas yra labai platus, dėl to atsiranda vis atsparesni mikroorganizmai, kurių įprasti antibiotikai jau nebeveikia. Gramneigiamos bakterijos turi endotoksinus, lipopolisacharidus ir yra pavojingesnis. Jų daug būna konteinerius ir labai mėgsta sukelti keratitus. Dažniausiai kontaktinių lęšių sukeltas keratitas būna pseudomoninis, tai yra pseudomonos sukeltas. Jis būna žaibiškas, gana greitas, apie jį dar pakalbėsim, kai kontaktinių lęšių paskaitosim. Bėda ta, kad pseudomono dažnai būna kartu su ameba, kuri yra dar baisesnė, o ameba minta pseudomonos bakteriją. Tada tokią infekciją užmušti akyje yra ypatingai sunku. Reikia prisiminti, kad kontaktinių lęšių
nešiotojai nesilaiko taisyklių. Jūs turite ypatingai kruopščiai viską paaiškinti ir tikėtis, kad jeigu 50% taisyklių jie laikysis, tai bus labai gerai. Dėl to viską turime aiškindami padidinti, užtvirtinti, kad tik jiem liktų nors dalis to įspūdžio ir dalis tų įgūdžių, kurių mes juos mokiname. Tai pirmiausia, turim plauti rankas prieš dedantis ir šėmant kontaktinį lęšį. Kaip jau minėjau ne kartą, kad reikia išmokinti vakare dienos įsėmus kontaktinį lęšį, jį nutrinti ir praskalauti, taip pašalinamos šviežiausios bakterijos ir apnašos. 5% pacientų naudoja krano vandenį ir tai yra ypatingai pavojinga, nes krano vandenyje, ypač šiltame, gali gyventi amebos, kurios irgi yra labai atsparios dezinfektantams ir lengvai gali sukelti keratitą. Dar labai svarbu pažymėti, kad jeigu mikroorganizmų yra daug lęšio paviršiuje ar konteinerio paviršiuje ir jos, tarkim, multifunkcinis tirpalas užmuša, sunaikina, tačiau jų išskirti toksinai žūstant mikroorganizmai lieka tame tirpale ir jeigu tų toksinų daug, jie gali sukelti akies paviršiuje toksinę reakciją, raudoną akį. Tai nebūtinai bus jau infekcinis uždegimas, nes bakterijos užmuštos, tačiau tie toksinai vis tiek veiks akies paviršių ir galim turėti raudoną akį su kontaktiniu lęšiu. Dėl to reiktų konteinerį nuolat valyti ir pakartotinai nedapilinėti tirpalo. Seną tirpalą visiškai išpilti, o kiekvieną kartą pripildyti naujo tirpalo. Dauguma pacientų turi blogą įprotį palikti seną tirpalą ir dapilti šviežio. Turim pakalbėti apie bioplėvelę. Bioplėvelė tai mikroorganizmų ir jų sekretuojamų išskirių polisacharidų, baltymų, lipidų kompleksas, kuris kaip cementas aptraukia lęšį ir konteinerio paviršių ir bakterijos gyvenančios tame, taip sakant, cemente, tampa atsparesnės dezinfekuojančiom medžiagom. Plėvelės apsaugo net nuo pH svyravimo, nuo osmotinio šoko, nuo išdžiūvimo, nuo dezinfektantų. Dažniausiai mikrobai randami konteinerių bioplėvelės yra gram teigiami koagulaziniai atsparūs stafilokokai, gram neigiami pseudomonas, aeruginoza ir Serratia marcescens. Taip pat gali bioplėvelė veistis ir grybeliai, ir amebos. Dėl to dar kartą kartuosiu, kad labai svarbu konteinerį išpilti seną tirpalą, gerai išplauti su vandeniu, ištrinti pirštų paviršius, dar kartą praplauti ir tada palikti sausai. Nes bioplėvelė mėgsta gamintis tada, kai konteineris drėgnas, paliekamas ir uždaromas dangteliu, tada gaunas kaip šiltnamio efektas. Jame labai gerai veisiasi bakterijos ir kiti mikroorganizmai. Kai kalbame apie multifunkcinių tirpalų antimikrobinį aktyvumą, tai kalbama apie dvejopą jų poveikį. Tai yra baktericidinis poveikis. Cidinis reiškia užmuša mikroorganizmus, tačiau jis yra stipresnis ir labiau dirgina akį. Bakteriostatinis dezinfektanto poveikis yra toks, kuris sustabdo organizmų dauginimąsi, neleidžia jų atsirasti daug daugiau iš vienos bakterijos milijonams, dėl to jie yra švelnesni, mažiau dirgina akį. Antimikrobinio poveikio efektyvumo lygiai yra 3: sterilizacija, dezinfekcija ir prezervacija. Ką reiškia sterilizacija? Sterilizacija reiškia, kad šio proceso metu visi gyvi organizmai, mikroorganizmai ir jų sporos užmušami ir inaktyvuojami. Tai reiškia, išsterilizavus tam tikrą daiktą, jo paviršiuje nėra gyvų mikroorganizmų ir jų sporų. Sterilizacija atliekama autoklavuose, dažniausiai naudoja medicininiams instrumentams autoklavuoti, bet, pavyzdžiui, naudojame ir kirpyklose, manikiūro įrankiams autoklavuoti ar kažkokiam instrumentam, su kuriais galima pernešti infekciją autoklavuoti. Ir, pavyzdžiui, sterilizacija atliekama visiems minkštiems kontaktiniams lęšiams prieš išleidžiant į rinką, tai yra, kai jie įdedami į blisterį. Blisteryje, nepradarytame blisteryje kontaktiniai lęšiai yra sterilus, be jokių mikroorganizmų.
Sekantis silpnesnis antimikrobinio poveikio lygis yra dezinfekcija, kurios metu gyvi mikroorganizmai užmušami, inaktyvuojami ar pašalinami. Tačiau bėda, kad kai kurie mikroorganizmai gali pavirsti sporomis, kurių neužmuša dezinfekcija, ir vėliau sporos vėl gali tapti aktyvios. Dezinfekcija labai svarbi minkštų ir kitų kontaktinių lęšių priežiūrai, nes dažniausiai multifunkciniai tirpalai ir atlieka dezinfekciją. Kas yra prezervacija? Tai silpniausias antimikrobinio poveikio lygis. Konservantai tai yra medžiagos naudojamos tiek medicinoje, tiek maiste, kad bakterijos nesidaugintų tada, kai atidaroma pakuotė. Dažnai tai būna tos pačios dezinfekcinės medžiagos, tik mažesnės koncentracijos. Kai kalbame apie kontaktinius lęšius, kalbame apie du dezinfekcijos metodus, tai apie oksidacinį metodą ir neoksidacinį cheminės dezinfekcijos metodą. Kokios medžiagos naudojamos kaip dezinfektantai multifunkciniuose kontaktinių lęšių priežiūros tirpaluose? Viena iš medžiagų yra polikvadas, jisai turi labai didelę molekulę ir tai yra labai gerai, kadangi didelis molekulės nepralenda į patį lęšį, jo matricą, o lieka ir veikia tik tai lęšio paviršiuje. Polikvadas veikia cidiškai, tai yra užmuša bakterijas. Sekanti dažna medžiaga yra biguanidas arba pilnas pavadinimas poliheksanid biguanidas, poliheksametilenbiguanidas ir poliminapropilbiguanidas. Tai irgi didelės molekulės, kurios neabsorbuojamos ir neprikimba prie lęšio paviršiaus. Baušlombo biguanidas yra Daimet firminis pavadinimas, o Amo trischem PHMB. Trečias dažnai naudojamas dezinfektantas yra ETTA, etilendiamintetraacetinė rūgštis. Jis taip pat veikia dezinfekuojančiai ir kaip chelatinis agentas. Jis veikia ir pati dezinfekuojančiai ir padidina kitų medžiagų efektyvumą. Tai pažiūrėkime, kokie konservantai naudojami tirpaluose. Optifree, Express Optifree Leplenish naudojamas polikvadas, o Solocare, Complete ir Renew tirpaluose poliheksanidai. Čia galim pasižiūrėti šitoj lentelėje, palyginti Optifree Express ir Optifree Replenish. Konservantai arba dezinfektantai silpnesnės koncentracijos yra polikvadas, buferiai pridėti boro rūgštis, sorbitolis čia boro rūgštis, chelatinis agentas ETTA ir citratas, surfaktantas ir driekiklis poloksaminas. Šitoje Replenish yra poloksaminas ir antras agentas Tirglide. Ir dar yra priedai Aldox, irgi konservantas. Toliau pažiūrėkime Solocare Aqua. Konservantas abiejuose tirpaluose yra PHMB, buferiai sodos, natrio fosfatas, trometaminas, Solocare Soft natrio fosfatas, chelatinis agentas ETTA ir surfaktantų driekiklių Solocare Aqua yra nemažai, deksapentanolis, sorbitolis, Pluronic F127 ir Poloxamer 407. Solocare Soft yra tik vienas surfaktantas arba driekiklis. Svarbu paminėti, kad nepaisant to, kad kontaktiniai lęšiai reguliariai valomi, dabartiniai dauguma tirpalų yra taip vadinami viengubo veikimo multifunkciniai tirpalai arba single action angliškai ir jie nėra pilnai efektyvūs. Jie nesugeba sunaikinti bakterijų bioplėvelėse.
Ir dėl to konteineriuose gali likti tam tikrų bakterijų kolonijos. Naujos kartos multifunkciniuose tirpaluose jau naudojama dviguba dezinfekcija. Šitie tirpalai turi dviejopą dezinfekcijos sistemą ir tai yra labai svarbu. Ir kadangi turi 2 dezinfektantus arba konservantus, jie yra efektyvesni prieš sunkiau sunaikinamus mikroorganizmus, tokius kaip grybelius ar amebą. Šitie tirpalai turintys dvigubą dezinfekciją yra Alcon Opti-Free Pure Moist, Biotrue Bauschlomb firmos ir Complete Amo gamintojo. Ką reiškia tas dvigubas antimikrobinis aktyvumas? Opti-Free Pure Moist tirpalas turi polikvartenium arba polikvat ir kartu su kitu dezinfektantu aldoksu. Tai yra tie patys komponentai kaip ir Opti-Free Replenish, tik Pure Moist jau turi padidintą aldokso koncentraciją. Ir dėl to šis tirpalas gerai pašalina mikroorganizmus bioplėvelėse nuo konteinerių ir silikoninių hidrogelinių kontaktinių lęšių. Bauschlomb tirpalas Biotrue taip pat turi polikvat su biguanidu dvigubą dezinfekciją, o Amo tirpalas Revitalens Complete, jisai Lietuvoje vadinamas, arba paprasčiau Complete tirpalas, irgi turi polikvadą su aleksidino dihidrochloridu, labai plataus spektro dezinfektantu, kuris naudojamas burnos skalavimo. Šitas Complete tirpalas arba pilnas pavadinimas Revitalens Complete Okotek, jisai skaitomas yra efektyviausias, norint užmušti amebas, turi didžiausią dezinfekcinį poveikį. Ir dar, kaip jau kalbėjome, tam, kad sustiprinti šitą dvigubą konservantų arba dezinfektantų veikimą, dar pridedama buferių, chelatų, elektrolitų, surfaktantų ir lubrikantų. Žodžiu, multifunkciniai tirpalai jūs įsitikinot, kad gali būti viengubo dezinfekcinio efektyvumo ir dvigubo dezinfekcinio efektyvumo. Nuo to priklauso ne tik tai kaina, nuo to priklauso ir paciento akių saugumas. Kaip gerai bus dezinfekuotas lęšis ir ypač tai svarbu, jeigu turime tokius terlius pacientus, kurie blogai prižiūri kontaktinius lęšius, dėl to turim duoti tokį tirpalą, kuris tikrai užmuš viską, kas tik ten gali gyventi konteinerį ant lęšio paviršiaus. Tai dar kartą yra lentelė, kuo skiriasi tie dvigubo veikimo, dvigubos dezinfekcijos tirpalai. Opti-Free Pure Moist turi 2 drėkiklius ir ETT, taip pat daugybė visokių kitokių, kaip jau minėjom, komponentų. Biotrue Bauschlomb tirpalas irgi turi dvigubą dezinfektantą ir ETT ir pridėta visokių papildomų medžiagų. Ir Complete tirpalas, jisai taip vadinamas Lietuvoje, arba Revitalens Amo gamintojo, irgi turi dvigubą dezinfekciją, taip pat editatą disodijum ir papildomų visokių tirpalų. Žodžiu, sudėtys šitų multifunkcinių tirpalų yra tikrai chemiškai sudėtingos. Iš vienos pusės tai gerai, jeigu kalbame apie saugumą ir dezinfekcinį aktyvumą, iš kitos pusės patys matote, kiek kiekvieną dieną chemikalų patenka ant akies paviršiaus, jeigu žmogus kontaktinius lęšius nešioja kiekvieną dieną. Ir kai gauname alergiją paciento arba gento papilokonjunktivitą, pirmiausia turime galvoti apie tirpalo žalą, alergiją pačiam tirpalui, o ne apie alergiją kontaktiniam lęšiui. Čia dar yra viena lentelė, kur išvardinta sudėtis įvairių tirpalų. Jeigu kam įdomu, gali susistabdyti skaidrę, pasižiūrėti atidžiau. O dabar pereisim prie oksidacinės cheminės dezinfekcijos būdo, tai yra kontaktinių lęšių dezinfekcija vandenilio peroksidu. Aš labai mėgstu vandenilio peroksido tirpalus, nes peroksidas
naudojimas kontaktinių lęšių dezinfekcijai būna 3%. Jis yra vienas stipriausių dezinfektantų naudojimo medicinoje ir gerai užmuša bakterijas, virusus, pirmonis ir jų cistas, grybelius. Nes denatūruoja baltymus ir suardo mikroorganizmo ląstelę. Peroksidas skyla į vandenį ir deguonį. Tai reiškia, kad po valymo proceso lęšyje ir tirpale nelieka jokių chemikalų, tik vanduo, o deguonis išeina pro skylutę konteineryje. Peroksidinis tirpalas yra hipotoninis ir pH 4, tai yra rūgštinis tirpalas, dėl to gerai suardo baltymų riebalų jungtis ir suardo mikrobų struktūras. Taip pat suardo ir bioplėveles kontaktinių lęšių ir konteinerių paviršiuje, ko nesugeba daryti multifunkciniai tirpalai. Bakterijas nužudo toks peroksido tirpalas per 10 minučių, o grybelius per valandą. Nėra konservantų, dėl to labai yra draugiškas tirpalas ragenos paviršiui. Jeigu mes pradezinfekavome peroksidinių tirpalų lęšius ir nenešiojam kontaktinių lęšių, tai gali kontaktiniai lęšiai likti uždarytame tirpale iki 7 dienų, paskui reiktų pravalyti iš naujo. Vandenilio peroksidas irgi naudojamas 2 būdais. Nes 3% peroksidą, į kurį užmerkiame kontaktinius lęšius, po valymo proceso reikia kaip nors neutralizuoti. Nes jeigu ant lęšio liks 3% peroksido ir tokį lęšį uždėsime ant akis, gausime cheminį nudegimą akis paviršiaus. Dėl to peroksidui neutralizuoti naudojami 2 metodai. Tai katalazės fermentas, oksisept amo tirpale, tai reiškia, kad užpilant peroksidinį tirpalą į konteinerį ant kontaktinio lęšio kartu dedama ir fermentinė tabletė, kuri po tam tikro laiko praėjus jos plėvelį nuėdama ir jinai pradeda veikti ir peroksidas neutralizuojamas, lieka vanduo. AOSEP plus Alkon gamintojo naudojamas specialus konteineris, jame yra tokie katalitiniai diskai, kurie skatina peroksido skilimą ir užmerkus lęšį ir užpylus peroksidu, konteineris turi pastovėti 6 valandas. Per tą laiką katalitinis diskas pilnai suskaido tą peroksido tūrį į vandenį ir deguonį. Tik užpylus viskas gausiai burbuliuoja. Ir labai svarbu, prieš dedantis į akį reikia konteinerį pakratyti, kad jeigu dar liko kokią peroksido molekulę nesuskaidytą, kad jinai suskiltų. Svarbu perspėti pacientą, kad jokių būdų to tirpalo negalima lašinti tiesiai akis, kaip dauguma pacientų pripratę. Jeigu nori lęšio drėgnumą ir praplovimą, jisai gali naudoti tą skystį, kuris lieka konteineryje, tai čia yra vanduo. Svarbu, kad konteinerį keistų su kiekvienu naujų tirpalu, nes tas katalitinis diskas apskaičiuotas tam tikram valymo periodų skaičių. Bet šiais laikais tai ne problema, nes prie kiekvieno tirpalo ar didelio ar mažo pakuotės pridedamas naujas konteineris. Dabar pakalbėkime tirpalų kontaktinių lęšių suderinamumą. Tam buvo sukurtas toksai terminas tirpalų sukeltas ragenos dažymas arba Solution Induced Corneal Staining. Pirmą kartą buvo apie tai parašyta 2002 metais, kai pastebėta, kad su kai kuriais tirpalais valant silikoninius hidrogeninius kontaktinius lęšius ir tuos lęšius panešiojus ant ragenos lieka taškinis dažymasis. Va čia, kaip matot, fluoresceino nudažyta ragena ir čia yra smulkiais taškiukais. Tai reiškia, kad ragenos paviršius šiek tiek toksiškai paveikiamas, tas dažymasis ryškiausias 2 valandos po įsidėjimo ir dažymasis sumažėja ir beveik išnyksta po 6 valandų. Buvo daug diskusijų ta tema ir nutarta, kad tas dažymas nedidina mikrobinio keratito pavojus, tačiau vis tiek tai yra tam tikras pažeidimo ženklas. Dėl ko taip darosi, mechanizmas nėra aišku. Gali būti, kad dezinfektantas PHMB prasiskverbia kai kurių kontaktinių lęšių matricą ir po to lėtai atpalaiduoja ir toksiškai veikia
ragenos paviršiaus ląsteles, sukeliamas tam tikrą jų kiekio žūtį. Mokslininkas daktaras Papas sako, kad jeigu matome multifunkcinio tirpalo sukeltą ragenos dažymąsi, tai 3 kartus dažniau matome ir ragenos infiltratus. Tai, kas sukelia dažymąsi, sukelia ir infiltratus. Šie infiltratai būna ragenos centre. Dažnai gydytojai mano, kad tai yra epideminis viruserinis keratokonjunktivitas. Jie skiriasi nuo periferinių limbinių infiltratų. Gali būti vienoje ar abiejose akyse. Kartais jie nesukelia jokių simptomų, kartais sukelia. Dažnai tai būna seni patyrę kontaktinių lęšių nešiotojai, kurie ne visada laikosi teisingo valymo režimo. Jeigu jūs norite pasižiūrėti, kuris tirpalas tinka su kuriuo lęšiu, tai yra su kuriuo lęšiu koks tirpalas yra biosuderinimas, jūs galite nueiti į puslapį www.staininggrid.com. Čia yra nekomercinio tyrinėtojo atlikti tyrimai ir žalia spalva reiškia, kad kontaktinio lęšio tipas ir tirpalas yra suderinami, jie nesukelia ryškesnio dažymosi. Geltona spalva reiškia, tarkim, Biofinity su Biotrue tirpalu reiškia, kad yra dažymosi ploto ragenos nuo 10 iki 20%, tai yra reikšminga, o kur yra raudoni plotai, tai reiškia, kad ragenos paviršius žymiai daugiau paveikiamas neigiamai. Tai šitą gali patys atsidaryti ir pasižiūrėti. Dar ką svarbu pažymėti. Multifunkcinis tirpalas gali įtakoti akių sausumą. Maždaug iki 80% kontaktinių lęšių nešiotojų skundžiasi akių sausumu ir dėl diskomforto ar sausumo pojūčio iš vis meta nešioti kontaktinius lęšius. Gali tai įvykti dėl to, kad kontaktinis lęšis nugarina daugiau vandens ir sumažina ragenos jautrumą. Kai sumažėja ragenos jautrumas, mažiau signalų akies paviršius siunčia ašarų gamybai. Kai yra sausa akis, vanduo išgaruoja, padidėja ašarų osmolariškumas, keičiasi lęšio prigulimas, atsiranda diskomfortas. Dėl to gamintojai į tirpalus pradėjo dėti drėkiklius, pavyzdžiui, Alcon Hydroglide Moisture Matrixą. Ir jo veikimo principas yra toks, kad silikono hidrogelio polimeras turi ir hidrofobinių ir hidrofilinių polimerų. Ir kai kontaktinis lęšis yra tirpale, molekulės orientuojasi taip, kad vyroja hidrofilinės savybės, o kai kontaktinis lęšis ant akies džiūsta, tada hidrofobinės siloksano jungtys keičiasi, migruoja link lęšio paviršiaus. Dėl to Hydroglide funkcija yra padengti tas hidrofobinės jungtis ir šitaip pagerinti komfortą. Oksibutilen bloko polimerai irgi prisitaiko savo dvigubą prigimtimi, pagerina drėkinimo savybės, nutraukia sausumo diskomforto jausmą. Ir pagerina hidrofobinių silikoninių kontaktinių lęšių vietų drėkinimą ir lubrikaciją. Lubrikacija tai yra paviršių slidumo pagerinimą. Kas dar gali sukelti diskomfortą? Tai reikia nepamiršti, kad užterštas kontaktinių lęšių dėklas irgi gali turėti įtakos komfortiniam nešiojimui. Jau kaip kalbėjom iš dalies, kad užterštame konteinerį arba nekeistame tirpale gali būti daug bakterijų toksinų, kurie irgi gali sukelti sausos akies simptomus, niežulį, junginės paburkimą, jau nekalbant, kad nešvarus konteineris gali padidinti infekcijos riziką. Dėklas susiteršia nuo rankų, nuo tirpalo seno, nuo vandentiekio vandens, taip pat nuo klimato, jeigu temperatūra aukšta, karšta, ten bakterijos veisiasi geriau. Bet aišku, svarbiausia yra asmeninė higiena ir jos įgūdžiai. Kartais tenka pamatyti tokį lęšį, esu mačiusi nagą plaukiojantį kartu su dirbtinį nagą plaukiojantį kartu su kontaktiniu lęšiu. Vemt norisi nuo tokių vaizdų, tikiuosi, kad tokių nepamatysi tokių. Ypač šiais laikais, kai prie kiekvieno tirpalo pridedamas naujas konteineris. Ar žmonės iš taupumo, ar taip su tais konteineriais, ką daro, nežinau, bet reiktų
paskatinti žmonės kiekvieną kartą, kai nusiperka naują tirpalą, seną konteinerį išmesti ir naudoti tik tai naują. Taigi, svarbu atsiminti, kad pacientai kontaktinius lęšius dažniausiai dedasi vonios kambaryje, kur yra drėgna ir šilta ir ten daugybė mikrobų nuo stafilokoko, pseudomonos iki seracijos marcis, ten taip pat grybelių ar amebos vandenį. Dėl to higiena turi būti labai kryptinga kontaktinius lęšius nešiojant. Taigi, jeigu dar pasikartojant apie pagrindinės kontaktinių lęšių problemų priežastis, tai kontaktinių lęšių dehidratacija arba vandens praradimas, tada žmogus jaučia diskomfortą, trumpai gali nešioti arba išvis negali nešioti. Ir jeigu yra užterstas lęšių dėklas, tada didėja infekcijos pavojus ir diskomfortas irgi nepajėgia kontaktinių lęšių nešioti. Dar kartą apie tos konteinerius, kad tai yra potenciali bakterijų veisimosi vieta ir turi būtinai konteinerio priežiūrą įtraukti naujoko kontaktinių lęšių nešiotojo apmokymą. Labai svarbu pabrėžti, kad seną naudotą tirpalą reikia išpilti ir kiekvieną kartą merkiant lęšį išpilti naujų tirpalų, išvalyti konteinerį trinant pirštu ir silvėtele. Aišku, idealu praskalauti konteinerį šviežiu tirpalu, bet aš manau galima ir vandeniu po kranu, bet po to išvalyti sausai ir palikti konteinerį atvirą sausame ore apverstą žemyn. Dar viena svarbi pastaba yra dėl plaukiojimo ir kontaktinių lęšių, man atrodo, sakiau kitoje paskaitoje. Geriausiai žmonėms plaukti su vienadieniais kontaktiniais lęšiais, kuriuos po baseino ar maudynių ežere reikia išmesti. Arba jeigu tai žmogus nešioja mėnesinius kontaktinius lęšius, tai po plaukiojimo reiktų juos išimti ir išvalyti dezinfekuojančiais tirpalais. Jokiu būdu nemiegoti po plaukiojimo. Ir tiek apie tirpalus. Ačiū už dėmesį.